Kovo 11 – viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Todėl ši diena kasmet minima visoje šalyje. Tai laisvės, vienybės ir pilietiškumo simbolis, primenantis tautos ryžtą kurti ir saugoti savo valstybę. Neišimtis ir Klaipėda. Čia nepriklausomybės atkūrimo diena suburia bendruomenę, įvairius renginius, nuo iškilmingų ceremonijų iki kultūrinių susitikimų ir bendro dainavimo. Minėjimas prasideda dar išvakarėse. Klaipėdos universitete pristatoma Arvydo Juozaičio knyga Tikroji Sąjūdžio istorija, kviečianti prisiminti laisvės kelią ir Sąjūdžio laikotarpį. Kovo 11 rytą klaipėdiečiai renkasi į šventas mišias už nepriklausomą Lietuvą Marijos Taikos karalienės bažnyčioje. Vėliau Libartų kapinėse pagerbiamas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Žalys. Vienas iš iškilmingiausių šventės momentų – Lietuvos karo laivo prezidentas Smetona istorinės vėliavos pagerbimo ceremonija Danės krantinėje, kurioje dalyvauja Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Šventinę dieną papildo ir kultūros renginiai Pilies muziejuje. Vyksta poetinė popietė su rašytoju Gintaru Grajausku ir literatūrologu Marijumi Šidlausku. Vakare šventė persikelia į miesto centrą. Nuo Senojo turgaus prasideda klaipėdiečių eitynės į teatro aikštę, kur šventinę nuotaiką kuria koncertas, o dieną užbaigia dainų vakaras – geltona, žalia, raudona. Vienos dienos choras, o išsamų renginių tvarkaraštį pateiksime ir atskirų pranešimų.